Kaip visi išsimiegojo vakar? Puikiai, trumpai, kai kurie rytis. Supratau. Tai sveikinu visus susirinkusius į mūsų programos antrą dieną. Tai prieš pradedant, kaip vakar, visi ištraukėm savo telefonus. Išjungiam. Gerai? Tai vakar gavote išklausyti 3 kalbėtojus, šiandien bus dar daugiau. Ir toliau tęsti mūsų programą aš kviečiu Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos pirmininkę Rasą Narutytę Kasnūnienę. Labas rytas visiems. Labai malonu matyti naujai atvykusius, mes sveikinam jumis. Man yra didelė garbė pristatyti mūsų prelegentą Juozą Polikaitį. Jis yra baigęs cheminę inžineriją University of Detroit, magistro laipsnį įsigijo Illinois Institute of Technology metalurginėje inžinerijoje. Juozas Polikaitis yra pavyzdys asmens, kuris įgyvendina tai, kas lyderis yra. Jis yra buvęs studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, ateitininkų sandraugų sekretorius, ateitininkų federacijos tarybos narys ir pirmininkas ir ateitininkų federacijos vadas. Jis vadovauja lietuvių bendruomeniai, pasaulio lietuvių bendruomeniai, vadovavęs Alte, draugo dienraštį, lietuvių parapijoje, lituanistinėje mokykloje. Jo patyrimas visuose šiuose organizacijos yra žavėtina. Jis supranta organizacinę sąvoką ir jos esmė. Nuoširdžiai dėkoju, kad jis sutiko mums šiandien pakalbėti. Kviečiu. Ir žinot, aš manau, kad mane atleis. Mane atleis iš tikrųjų. Mes norėjom sukalbėti maldą ir aš kviečiu Luką Danielską. Labai atsiprašau, aš normaliai užsirašau visą eigą ir aš nebuvau įsirašusi. Jeigu Lukas galėtų sukalbėti maldą, ir tada kviečiu prelegentą. Paimkim minutėlę tylos, atpažint, kad Dievas yra mūsų tarpe. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gerasis Viešpatie, esi subūręs mus čia kartu. Tavo žodžiai Viešpatie, kur 2 ir 3 susirinkę, ten ir tu esi. Viešpatie, mes esam susirinkę tavo vardu. Tai dėkojam už tavo buvimą. Ypač dėkojam už tavo buvimą mūsų prelegentuose, kurie dalinasi savo talentais, gyvenimais, patyrimais ir savo meilę. Viešpatie, šių pokalbių, iš šių prelegentų, tegu mes gilinamės mūsų išmintį, mūsų pasiryžimą žengti į pasaulį, būti geresni ateitininkai, geresni krikščionys, geresni žmonės. Įkvėp mus šiandien ir padėk mums nuolat atpažinti tavo buvimą. Viešpatie, išėję iš šios vietos, tegu mes žengiam į pasaulį nuolat kalbėdami, sakydami, kad mes norim visą atnaujinti tavyje. Visą tai prašom, dėkojam, džiaugiamės per Kristų mūsų Viešpatį. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Juozas Polikaitis. Garbei Kristui. Pagalvoju, vis tik Lukas turi šiek tiek padirbėti.
Jis atvyksta, nieko nedaro. Labai malonu būti čia, dalyvauti jūsų tarpe. Ir galbūt pačioj pradžioj tik atliksiu vieną reklamą. Rasa apie tai nežino, bet aš pareklamuosiu. Koridoriuje yra pavyzdžiai, kadangi man tenka dirbti lietuvių bendruomeniai ir šiuo metu tenka organizuoti kai kurios dalykus. Lietuvių bendruomenė daug atlieka, daug daro ir bendruomenė leidžia keletą leidinių, apie kuriuos galbūt reikėtų žinoti. Visų pirma, jie leidžia, kurie skaito, kurie mato, yra Bridžių žurnalą. Tenai yra pavyzdžių, galite pažiūrėti, jeigu ir dings, tai per daug nuostolių nebus, tik tai tiek, kad paskutinį nepaimkite, kad paskutiniam liktų. Bet yra anketos, galite užsisakyti, jeigu norite. Taip pat yra leidžiamas naujas žurnalas, vadinamas Lietuvių bendruomenės naujienos, kur kas ketvirtį ar dabar kas 2 mėnesiai, nežinau, dabar tikrai yra kaip redakcija spėja, bet jie suredaguoja paskutinės žinias apie lietuvių bendruomenės gyvenimą, ne tik organizacijos, bet ir lietuvių visuomenės. Tokiu būdu yra gan spalvotas, įdomus. Tas Bridžis yra anglų kalba, o naujienos yra lietuvių kalba. Ir trečias leidinėlis, ten yra pora leidinėlių, tik tai kas yra iš tikrųjų yra Jungtinių Amerikos valstybių lietuvių bendruomenė. Pora leidinėlių, apie trumpą santrauką apie bendruomenę. Tai reklamą užbaigim. Ta pačia proga, prieš einant toliau, noriu tikrai padėkoti rengėjams, Rasai, jos visai komandai, kad tokį renginį surašė. Nes toks renginys yra daugiau mažiau avangardiškas lietuvių visuomeniai. Ir mes vieną dalyką turime prisiminti, kad ateitininkija nuo pat pirmųjų dienų buvo iš tikro avangardiška. Savo laiku net katalikų bažnyčia Lietuvoje buvo pradėjusi abejoti, ar tie ateitininkai tikrai yra katalikai, tikintys, nes jie kėlė mintis, kurios tik tai po kelių dešimčių metų, net ilgiau, daug ilgiau turbūt, iki 20-30 metų, jos buvo iškeltos antrajame Vatikanos suvažiavime ir ta veikla, kurią vykdė ateitininkai Lietuvoje, kurie skatino, jau galutinai buvo bažnyčia pripažino ir bažnyčia tą skatino. Taip, kad ateitininkai visuomet turi stovėti visuomenės priekyje. Visą atnaujinti Kristuje. Atnaujinti reiškia, ką nors naujo kurt, ką nors naujo daryti. Ir tai tokie renginiai, kurie yra naudingi, kurie suteikia mums progą susitikti, pabendrauti, pasidalinti savo žiniomis. Nes mūsų tarpe yra begaliniai daug talento. Ir mes tuo talentu tikrai turime dalintis. Tai dar kartą tikrai dėkoju Rasai ir visiems rengėjams, kurie šį surengė ir taip pat jums, kurie atvykote. Nepabijojate gražaus oro. Šiandien mes vakar dalinai girdėjome ir šiandien girdėsime, paklajosime galbūt po apčiuopamų vertybių ar apčiuopiamų daiktų prasme arba pristatymus. Šiandien iš tikro aš noriu jūs pakviesti paklajoti po neapčiuopiamų vertybių lankas, kad jūs kartu pasidalinti su jumis tema, kurioje mes paliesime sprendimai, iš kur tie sprendimai kyla, apsisprendimai, prioritetai ir galutinė išvada, kokį mes kaip ateitininkai turime būti arba esame. Iš tikrųjų, aš pavadinau gyvenimo sprendimai ir apsisprendimai, bet praktiškai yra, kodėl aš esu toks, koks esu. Jeigu man seksis. Prieš einant toliau. Aš dėkojau, aš pamiršau, norėjau taip bendrai pradėti, bet neišėjo. Norėjau padėkoti Z generacijos
arba Over the Hill generacijos vardu rengėjams. Vakar kalbėjom apie Y generaciją ir taip toliau, šiandien norėjau pakalbėti Over the Hill gang. Tai jų vardu irgi dėkoju. Prieš kurį laiką viename profesinėme suvažiavime kalbėtojas sakė, negalima pakeisti metų laiko ir vėjo, bet galima pasikeisti patys. Tačiau norint pasikeisti, yra būtina prisimti atsakomybę už save. Vienuose ateitininkų dialoginėse kursuose kunigas Yla pakartojo prancūzų mąstytojo žodžius, kad žmogus privalo gyventi tiesoje, mąstyti kaip gyvena ir kalbėti kaip mąsto. Mes kaip žmonės turime pareigą derinti žodį ir veiksmą su teisinga mintim. Mes negalime vienaip galvoti, kitaip sakyti, dar kitaip daryti. Todėl gyvenimo sprendimams yra svarbu susidaryti teisingas pažiūras į gyvenimą ir į pasaulį. Tai yra asmeninis klausimas, kuris paliečia kiekvieną iš mūsų, o ypač jauną žmogų, kuris svajoja būti sėkmingu savo gyvenime, daryti sėkmingus sprendimus savo pasirinktame profesinėme gyvenime ir būti labai laimingu. Mes pažįstame žmonių, kurie baigia mokslus, sukuria šeimą, susilaukia vaikų, dirba nelabai mėgiamą darbą, skundžiasi kitiems savo blogo gyvenimu ir laukia pensijos. Būdami pensininkai, jie tikrai galės atsipūsti, bet jos sulaukia, jie pasijunta, kad didžiąją gyvenimo dalį jie praleido ne taip, kaip jie norėjo. Nes ir poilsis džiaugsmo neteikia, jie yra nelaimingi. Kad mes neatsirastume tokioje pačioje padėtyje, mums reikia nuo jaunystės ruoštis pilnesniam ir laimingesniam gyvenimui. Kiekvienas turime klausti savęs, ar mane teikia mano dabartinis gyvenimas. Jeigu ne, tai kas netenkina? Jeigu mūsų niekas neribotų, ar norėtume pakeisti savo gyvenimą? Ar norėtume užsiimti kažkokią kitą veiklą, uždirbti daugiau pinigų, o kasgi nenori? Ar norėtume kitaip leisti savo laisvalaikį? Jeigu jau žinome, ko norime, tikriausiai tai galime ir atsiekti. Nes savo gyvenime galime pakeisti daug daugiau, negu mes iš tikro galvojame. Svarbu įsisąmoninti, kad už savo gyvenimą atsakingi esame mes patys, ne kažkas kitas. Atsakomybė už mano gyvenimą yra mano. Mes dažnai bandome kaltinti tėvus, mokyklą, visuomenę, emocinius ir psichologinius išgyvenimus, tačiau prisiminkime, kad už savo gyvenimą esame atsakingi mes patys. Ir tuo pačiu mes patys savo gyvenimą galime pakeisti. Viskas reikalauja pastangų ir pasirinkimo. Atsiminkime, kad kiekvieną sekundę mes darome sprendimą, sąmoningą ar nesąmoningą, bet darome. Nes šiandien rytą atsikėlę jau buvom padarę sprendimą atsikelt. Net dabar jūs padarėte sprendimą nusijuokti. Tai kiekvieną sekundę mes darome sprendimus. Net kai atrodo, kad nieko nedarome, darome sprendimą nieko nedaryti. Kiekvienas mūsų sprendimas turi vienokias ar kitokias pasekmes. Taigi labai svarbu būti kuo sąmoningesniais, kad geriau suprastume, kaip jaučiamės, kokius sprendimus darome ir kodėl. Sprendimų darimas yra viena iš svarbiausių kiekvieno žmogaus funkcijų. Todėl būtų logiška tikėtis, kad mes mokame gerai spręsti.
Realybė tačiau yra kitokia. Mes esame priėmę ir prastų sprendimų. Dažnai esame linkę pastebėti ir atsiminti tik tai išskirtinas situacijas, arba teigiamas, arba neigiamas. Faktas, kad turime priimti sprendimus, nepadaro mus gerais sprendėjų priėmėjais. Norint priimti puikius sprendimus, reikia disciplinos, išugdytos asmenybės ir vertybių skalės. Tik tai tuomet mes galėsime daryti teisingus, etiškus ir vertybiškus sprendimus, kurie bus naudingi mums patiems, visuomeniai ir mūsų pasirinktai profesijai. Kyla klausimas, kas yra vertybės? Arba angliškai values, what are the values? Vertybės yra sąvokos arba daiktai, kurie yra mums svarbus ir kuriais vadovaujamės planuodami savo asmeninį gyvenimą bei pasirinktą profesiją. Vertybės turėtų sustatyti arba surikiuoti mūsų prioritetus, priorities, kad jų perspektyvoje galėtume vertinti savo gyvenimą ir spręsti, ar mūsų gyvenimas eina tuo keliu, kuriuo mes eiti buvome planavę. Mes būsime patenkinti savo gyvenimo kryptimi ir būsime laimingi, jeigu mūsų darbai ir veiksmai atitinka mūsų vertybėms. Kai veiksmai neatitinka mūsų vertybėms, tuomet mes jaučiamės nelaimingi, nes mūsų gyvenimas neina tą kryptimi, kurią buvome planavę. Yra labai svarbu atpažinti ir pasisavinti vertybės, kurios suteikia mums asmeniniam ir profesiniam gyvenimui prasmę. Pagalvokime apie vertybės, kurios yra svarbios mūsų gyvenime ir kokios vertybės saisto mus. Mes visi galime išvardinti visą virtinę vertybių, kurios yra mums svarbios ir kuriomis vadovaujamės savo gyvenime. Pavyzdžiui, šeima, tauta, kalba, tradicijos, profesija, gyvenimo stilius, išvaizda, visuomeninis pripažinimas, autoritetas, turtas, garbė ir taip toliau ir taip toliau. Mes dar galėtume pririnkti visą krepšį apčiuopiamų vertybių, bet ar tai galutinai apsprendžia mūsų gyvenimus? Mums dar trūksta ko nors, bet ko? Kaip dažnai mes pagalvojame apie neapčiuopiamas vertybės, kurios formuoja mūsų asmenybės, mūsų požiūrį į pasaulį, mūsų moralinį įsitikinimą, mūsų charakterių bruožus, kitaip sakant, mūsų pasaulėžiūrą. Ar galime išvardinti bent keletą iš jų? Tame sąraše galime įrašyti vertybės kaip tiesą, tikėjimą, meilę, draugiškumą, pasiaukojimą ir panašiai. Šios vertybės duoda mūsų gyvenimui gilesnę prasmę ir formuoja mūsų pilnutinės asmenybės. Štai keli pavyzdžiai, kuriuose kviečiu atpažinti tikrasias ir netikrasias vertybės. Gal esate skaitę ar matę Kazio Binkio vaidinimą Atžalynas. Tai vaidinimas apie moksleivių gyvenimą. Šios dramos turinys pagrindinai yra du veikėjai, pagrindiniai Petras ir Jasius. Petras yra našlaitis gimnazistas, kurį priglaudė jo pasiturintis dėdė. Petras draugauja su neturtingo batsiuvio sūnumi Jasiu. Jasius yra gabus, darbštus jaunuolis, svajojantis būti lakūnu. Vieną dieną klasės auklėtojui dingo suma pinigų. Niekas neprisipažino, tačiau pradėjo įtarti neturtingąjį Jasių. Petras, norėdamas išgelbėti apkaltą klasės draugą ir klasės garbę, prisipažįsta paėmęs pinigus. Dėdė jį išvaro iš namų, jį priglaudžia
siuvėjas, pas kurį jis dirba ir mokosi savarankiškai su draugo Jasiaus pagalba. Vaidinimas baigėsi, kuomet paaiškėja, kad tie pinigai nebuvo pavogti, bet tik tai įkritę į mokytojo palto kišenės pamušalą. Kodėl man tas vaidinimas krito? Kadangi galbūt mano gyvenime vienas iš tokių ryškiųjų momentų buvo, kaip Detroite gyvenant, naujai atvykęs jauniklis, niekas nerūpėjo ir tik tai klausiau radiją ir taip toliau ir taip toliau. Ir mane Detroite pagavo Detroito žmonės ir sako, reikia jam neleisti taip dykaduoniauti ir įjungė į vaidinimą, kuriame man teko vaidinti. Ir jo mano partneris, Jasius ir Petras, tai buvo Pranas Zaranka, kai kurie gal ir pažįstat. Šiame vaidinime autorius atskleidžia tikrasias vertybės kaip pagarbą darbui ir paprastam darbo žmogui, mokslo vertę, tikrosios garbės ir draugystės supratimą, sugebėjimą pasiaukoti. Kitas pavyzdys yra mums geriau suprantamas. Tai liečia vasaros stovyklavimą. Vasaros stovyklose yra uždrausta naudoti narkotikus bei alkoholį tiek stovyklautojams, tiek vadovams. Stovyklos vadovybė nujautė, kad jaunesni vadovai vieną naktį vaišinosi alkoholiu. Buvo sušauktas visas štabas ir visi buvo užklausti, ar jie gėrė. Nors nemažas būrys gėrė, tačiau tik tai keletas prisipažino. Pasekoje prisipažinusieji buvo nubausti ir neigiamai paženklinti ateities stovyklų vadovavimui. Neprisipažinusieji liko išteisinti. Kyla keletas klausimų. Jūsų pamąstymai, kurie pasielgė teisingai? Ar prisipažinusieji tikrai liko be bausmės? Kuriuos jūs rinktumėtės vadovais sakančiose stovyklose? Kurių neapčiuopamos vertybės yra teigiamos, kurių neigiamos? Kurie atspindi krikščionišką pasaulėžiūrą? Pažiūrėkime, kas yra pasaulėžiūra, kaip ji tampa mūsų asmenybės dalimi, kaip ji paveikia mūsų gyvenimo kryptį ir kokią įtaką turi mūsų sprendimuose. Nuo pirmųjų gyvenimo dienų mes visi stebime, daug matome ir susidarome tam tikrą bendrą vaizdą apie mūsų aplinką. Bet tai yra tik tai bendras vaizdas, tai išorinė mūsų pažiūra į dalykus, tą, ką mes matome apie save. Bet ar mes matome giliau? Ar turime vidinį įžvalgį, žvilgsnį į save, kur ieškome dalykų ir įvykių santykio, ryšio, kur bandome suprasti įvykių priežastis, kodėl tas įvyko. Mūsų pažiūrų visuma sudaro išoriniai stebėjimai ir vidinės įžvalgos arba insights. Pažiūros bręsta, vystosi ir išauga. Tai yra labai natūralus, beveik nekontroliuojamas procesas. Kažkas mumise kaupiasi nuo pat mūsų pirmųjų gyvenimo dienų. Pradžioje mes buvome stebėtojai ir pamėgdžiotojai. Maži vaikai gulėdami pamėgdžiodavo, ką matydavo, jie pasirinkdavo, jie darydavo sprendimus, bet jie tik tai pamėgdžiojo. Paaugę tapome nepailsamais klausinėtojais. Klausė ir klausė, tėvams tai yra didžiausia vargas. Kas, kodėl, kaip, kur ir taip toliau ir taip toliau. Baigiant pradžios mokyklą, mums pradeda rūpėti visas pasaulis. Galop gimnazijoje mūsų pažiūros pradeda formuotis viena ir kita kryptimi. Ir tęsiasi studentavimo laikais.
kyla klausimai, kaip suderinti pažiūras su gyvenimu. Mes jau einame į gyvenimą, jame jau dalyvaujame. Mes sutinkame įvairių žmonių, net tokių, kurie vieną galvoja, bet kitaip gyvena. Jų pažiūros vienokios, bet elgsena kitokia. Mums iškyla esminiai klausimai, ar gyvenimą taikyti prie pažiūrų, ar pažiūras palenkti gyvenimui. Dabar jau esame pasiekę kritišką gyvenimo laikotarpį, kuriame mūsų pažiūros pagaliau susiformuoja apie pasaulį ir gyvenimą. Kas yra pasaulis, kas yra gyvenimas? Ateiname į pasaulį kaip unikali, savarankiška asmenybė, daranti kritiškus gyvenimo sprendimus. Tuo metu mes esame lengvai paveikiami įvairių srovių, o jos gali pakreipti mūsų gyvenimą viena ar kita kryptimi. Yra svarbu suprasti, kokį pasaulio vaizdą susikuriame. What is our perception or view of the world? Tai darome vadovaudamiesi pojūčiais, senses, kaip matyti, girdėti, apčiuopti, ištirti, išklausyti ir taip toliau. Tai kintantis pasaulio vaizdas, nes naujos žinios, naujos patirtis, nauji tyrinėjimai, naujų žinių gausa pakeičia pažiūras į pasaulį. Tai yra siauresnis žvilgsnis į pasaulį. Bet yra daug svarbiau suprasti, kokią pasaulio viziją mes susidarome. What is our concept of the world? Kokia pasaulio vizija? Kitaip sakant, kokia yra mūsų pasaulėžiūra. Tai yra gilesnis žvilgsnis į pasaulį. Tai yra mūsų dvasios žvilgsnis į pasaulio visumą, kurią siekiame suprasti iš pačių pagrindų. Pasaulėžiūra išreiškia žmogaus santykį su pačia būties visuma. With the main essence, pati būties visuma. Pasaulėžiūroje žmogus svarsto, kas yra tikroji būtis ir koks žmogus turi būti. Bręstančiam žmogui anksčiau ar vėliau pradeda rūpėti žmogaus būties, existence ir jo prasmės, meaning of life klausimai. Kyla klausimas, ar žmogus yra atsakingas už tai, kaip jis gyvena ir ar jis turi paskirtį. Žmogiškojo gyvenimo prasmės klausimą kiekvienas turi atsakyti pats savo. Žmogus yra laisva asmenybė ir visada privalo pati spręsti, kam jis savo gyvenime teikia vertę. Kiekvienas žmogus išpažįsta tam tikrą pasaulėžiūrinį žvilgsnį, pačiu savo gyvenimu ir naudodamas tam tikrų vertės matu. What is your scale of your values? Yra įvairių pasaulėžiūrų pasaulyje, o tarp jų radikalių priešingumų. Tačiau visų pasaulėžiūrų prasmė yra ta pati – atsakyti žmogui klausimą, kas yra tikroji būtis ir kas privalo būti pats žmogus. Nėra ir negali būti žmogaus be pasaulėžiūros, nes tokie žmonės yra tik tai guli kapinėse. Kiekvienas žmogus, nesvarbu kas jis bebūtų, turi savo pasaulėžiūrą, nesprendžiant tos pasaulėžiūros vertės ir mums priėmimų. Žmogus visą savo gyvenimą turi galvoti ir spręsti klausimus. Tačiau ne visų galvojimo ir apsisprendimo būdai yra vienodi. Daug žmonių savo galvosenos nekontroliuoja, nes nežiūrint jų išsilavinimo, jie daugiau vadovaujasi savo jausmais. Jie galvojimą nustumia į šalį
Tokie žmonių sprendimai nėra nuoseklus, nėra pilnai apspręsti ir nėra galutiniai. Jie gali keistis pagal jausmų pasikeitimus. Taip kaip vėjas papučia, taip kaip draugai pakalba. Tokie žmonės yra vadinami masės žmonės. Jiems yra pavojus nueiti laisvų pažiūrų keliu. Kiti žmonės galvoja rimtai ir ieško tiesos bei prasmės. Jie yra mąstantis individai, bet ne masės žmonės. Jie daugumoje yra logiški, tikrina žinias, sveria vertybės, tikslina gyvenimo kryptį, ieško logiškų dalykų ryšio. Jie sprendimus daro savarankiškai. Jų mąstysena veda į protų paremtą pasaulėžiūrą. Jie yra geri piliečiai, tikinti žmonės, tvarkingi šeimų tėvai, organizacijos nariai, bet jų visuma, visa apimtis yra ribota ir siaura. Yra ir tretieji. Tai yra mąstantys asmenys, kurie nenustoja plėstis, jie visą laiką ryškins ir gilins savo galvojimą ir sprendimus. Tokiu būdu jie ryškina savo pasaulėžiūrą ir eina nesibaigiančio tobulėjimo keliu. Jų kelias į visumą yra platus ir atviras. Mūsų pasaulėžiūra, mes tą pasaulėžiūrą priima visas nuomonės, įvertina ir kurias priima, kai kurias atmeta. Išvada yra aiški. Yra svarbu, kokiu būdu mes vystome, how do we develop mūsų pasaulėžiūrą. Daug svarbiau, kad jos išvystytų į visumą ir kad padėtų sukurti aiškų gyvenimo būdą, aišku, the way of life. Jaunam žmogui ateina laikas galutinai apsispręsti, taip kaip studentai turi. Trumpai pažvelkime, kaip vyksta tas galutinis pasaulėžiūrinis apsisprendimas. Pažiūrų formavimuose amžiuje yra normalu turėti abejonių, svyravimų, neaiškumų. Jos pribręsta šeimoje, mokykloje, draugų grupėje, organizacijoje. Jos palaipsniui formuojasi tam tikrą požiūrį į gyvenimą arba pasaulėžiūrą. Iškilus abejonėms ir neaiškumams, savo susikurtą pasaulėžiūrą reikia labiau pagrįsti ir pagilinti. Reiškia, jeigu mums kyla klausimai, mes tos klausimus turime panagrinėti ir papildyti, tokiu būdu, kad mes savo žvilgsnį į pasaulį patobulintume. Tai atliekame mąstydami, skaitydami, diskutuodami ir užsiangažuodami kokiai nors veiklai, kuri mus galutinai įtvirtina mūsų pasirinktos pasaulėžiūros kelyje. Ar žmogaus pasaulėžiūra gali pasikeisti? Atsakymas savame aišku yra, kad taip. Kartais atsitinka, kad jaunuolį neigiamai paveikia aplinka, šeima, mokykla, draugai, spauda, vaizdinis medžiagos, Facebook, Twitter ir visos tas kitos naujosios technologijos. Ir jo gyvenime įvyksta lūžis, kritiškas momentas. Tokiais atvejais jo pasaulėžiūra susiūbuoja. Buvęs ramus pažiūrų brendimas lūžta ir staiga žmogus pasijunta tuštumoje. Tokiais atvejais jis ieško pagalbos panašius draugus arba palinksta link modernių ar liberalių pažiūrų. Štai keletas pavyzdžių. Nežinau, ar kai kurie gali atpažinti, kas čia yra, kas ne. Čia kažkas su Kolorado universitetu. Daugelio studentų tėvų išgyvena didelę baimę, išleisdami savo vaikus į universitetą. Jie gerai supranta, kokios pažiūros vyrauja universitetų akademiniuose sluoksniuose. Liberalių pažiūrų profesorius gali labai greitai paveikti jaunuolį pasaulėžiūrą. Jeigu studentas neturi stipraus pasaulėžiūrinio apsisprendimo, jis gali net nepajusti, kaip jo krikščioniška pasaulėžiūra keičiasi. Tai mintys, kurios baugina tėvus ir kainuoja tėvams daug nemigo naktų.
Nemažesni vertybiniai pojūčiai pasireiškia universitetinėje aplinkoje. Jeigu kas gali atpažinti universitetą, garsiai nesakykite. Pirmų metų studentas, pasprūkęs iš tėvų, atsiduria aplinkoje, kurioje ir moralės dėsniai, ir tikėjimas, ir atsakomybės jausmas, ir laisvas gyvenimo stilius greitai jį pagauna ir pasuka neigiamąją kryptimi. Yra labai svarbu, kokį universitetą jaunuolis pasirenka. Jeigu universiteto aplinka yra teigiama, jeigu tenai dominuoja krikščioniška bendruomenė, pavojus nuklysti yra daug mažesnis. Bet labai svarbu turėti artimų žmonių su teigiamomis pažiūromis, kurie gali padėti nugalėti iškilusius lūžius arba nukrypimus. Manau, kad jūs galite išvardinti daug daugiau pavyzdžių. Nėra abejonės, kad pasimetęs jaunas žmogus nerimsta. Jis ieško išeities arba laukia, kol išsispręs klausimas, kurie jį spaudžia. Šiame jo gyvenimo laikotarpyje yra būtina teigiama parama ir iš tėvų, ir iš organizacijos, ir iš gerų draugų. Čia verta paminėti vieną labai teigiamą pavyzdį iš mano patirties Lietuvoje. Prieš daugiau nei 20 metų Lietuvoje susipažinau su jaunuoliu, kuris augo komunistinėje sistemoje. Jis buvo nekrikštytas ir jo pasaulėžiūra buvo neaiški. Po ateitininkų atkuriamojo suvažiavimo jis susipažino su tikinčiaisiais žmonėmis, kurie supažindino jį su tikėjimo ir artimo meilės pagrindais. Nuo to laiko jo gyvenimas labai pasikeitė. Jis pamilo tikėjimo tiesas, jam buvo suteiktas krikšto sakramentas, tapo labai veiklus ateitininkas, baigė teisės mokslus, jis yra giliai tikintis katalikas, gyvena nesibaigiančios artimo meilės dvasioje, guodžia ir paremia kitus ir dėka jo tėvai buvo pakrikštyti ir praktikuojantis katalikai. Pagrindinis dalykas tačiau slypi ne žmogaus galvojime, bet jo valioje. What's his will? Protu jis savo pažiūras apgalvoja ir jas sprendžia, bet galutiniam apsisprendimui reikia valios. Dažnai žmogus pasiduoda, nes bijo gyventi taip, kaip susidariusios pažiūros reikalauja. Jam atrodo, kad bus per sunku, jis keičia pažiūras ir renkasi lengvesnį. Tai yra realūs pavojai iškylantis jaunimui. Todėl reikia budėti, kad nejučiomis nenueitume lengvesniu keliu. Kaip buvo su Lietuvos partizanais ir stribais? Vieni viską paaukojo už pagrindinės žmogiškas vertybės, kaip tikėjimą, laisvę, tautą. Kiti pasirinko visai priešingą kelią, tapdami išdavikais, žudikais, informatoriais. Kokia pažiūra, kokiomis vertybėmis vadovavosi Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjai ir platintojai? Ar žmonės su svyruojančia pasaulėžiūra ryžtųsi aukoti savo laisvę ir net mirtį? Tai pasirinkimas tarp gyvenimo ir mirties. Kiek iš čia sėdinčių drįstų palikti visą žemišką turtą, palikti gimtuosius namus, apleisti tėvynę, išvykti tik tai su keliais ryšulėliais arba mažu vežimėliu. O tai pasielgė jūsų seneliai ar tėveliai. Jų vertybių skalėje šeima buvo pati svarbiausia. Jie gelbėjo šeimos ir savo gyvybę. O mes galime prisiminti, kadangi čia už savaitės minėsime Juodojo Kaspino dieną. Tai Molotovo-Ribentropo sutartis, slapta sutartis.
tą pačią dieną vyko Baltijos kelias. Tas pasiryžimas, ta dainuojanti revoliucija, kuri apgynė Lietuvos nepriklausomybę, naują atkurtą nepriklausomybę. Jų sprendimas aiškus buvo. Jie stojo tautos pusėj. Jie apgynė Lietuvos nepriklausomybę su daina ir malda. Jie giedojo, dainavo, meldėsi. Jie nesvyravo. Kai kurie net paaukojo savo gyvybes. Tai gyvenimo apsisprendimai. Gyvenimas įtraukia mus kartais labai netikėtai į padėtį, kur mes turime daryti ypatingus sprendimus. Ir tie sprendimai tuo metu buvo daromi žmonių, kurie paaukojo viską, ką turėjo. Kartais yra keliamas klausimas, ar iš vis reikia pasaulėžiūros. Ir ar yra svarbu, kokią pasaulėžiūrą susikūrėme. Kai kurie sako, kad kiekviena pasaulėžiūra yra gera ir tad svarbu ar ne, kokią iš jų pasirenkame. Tie, kurie teigia, kad kiekviena pasaulėžiūra yra gera, nepasako, ką reiškia gera. Gera pasaulėžiūra turi būti aiški, tikra ir vertinga. Ji negali būti miglota, atremta į spėliojimus ar abejotinas nuomonės. Geroje pasaulėžiūroje turi būti aukščiausias vienijantis pradas. Tai yra, kas yra visos būties pradininkas, kas yra pagrindinis steigėjas šio pasaulio. Kaip šis pasaulis prasidėjo, kas yra aukščiausioji vertybė. Pasaulėžiūroje tai ir yra svarbiausias klausimas, kas yra toji pagrindinė aukščiausioji priežastis, iš kurios visa kyla, nuo kurios visa priklauso ir kuri visa sujungia. Neužtenka tik tai sakyti, bet taip pat reikia pagrįsti, kodėl ji yra visos būties gyvenimo ir veikimo pagrindas. Pasaulyje yra įvairių pasaulėžiūrų, tačiau daugelis jų yra nepilnos, nesiekia visumos ir nevieningos pažiūrų atžvilgių. Štai keletas pavyzdžių. Materialistinė pasaulėžiūra ribojasi vien tik tai medžiaginę pasaulio dalimi. Ji laiko materiją, gamtą pirminių dalykų, o Dievą, dvasią, sąmonę, idėją antrinių. Ji neigia aukštesnius idealus. Ateistinė pasaulėžiūra neigia antgamtinių būtybių ir reiškinių buvimą. Tai yra bedievybė. Nihilistinė pasaulėžiūra yra pasaulio ir gyvenimo prasmės neigimas, ypač aukštesniojo dvasinio pasaulio. Ji pripažįsta tik medžiagą. Pozityvistinė pasaulėžiūra pripažįsta tik gamtotyros metodais gauto pažinimo tikrumą ir moksliškumą. Pasitiki vien mokslu. Laisvamaninė pasaulėžiūra kritiškai arba neigiamai vertina religiją, bet iškelia proto laisvę. Šios ir kitos pasaulėžiūros yra tik tai dalinės arba partial. Daugumas jų neigia Dievą ir religiją, bet sudievina žmogų, tautą, rasę, visuomenės grupę, progresą, mokslą, kultūrą ir taip toliau. Sukuria kitus dievaičius. Naujovinių pasaulėžiūros rezultatas yra pasaulėžiūrinis susiskaldimas, vertybių suplėšimas, sukūrimas prieštaraujančių srovių gyvenime ir pasimetimas gyvenime. Yra tik tai viena pasaulėžiūra, kuri yra visuotinė, vientisa ir pagrįsta dalių jungimu. Ji nieko neišskiria ir viską derina. Toji pasaulėžiūra remiasi sveiku protu, suima į save visas tiesas
iš gilios senovės, bet tuo pačiu joje yra nuolatinio atsinaujinimo galia. Jie neneigia, kas buvus anksčiau, jie neneigia dalykus iš praeities, bet tuo pačiu jie priima naujoves, naujus dalykus, kurie yra teigiami. Tai yra krikščioniška pasaulėžiūra, kuri pripažįsta visuotinį vertybių ir sričių derinį. Ji ne tik tai skelbia, bet ir siekia jį vykdyti gyvenime, ji derina tiesą ir laisvę, kur yra priešingybės, laisvė ir tvarka. Atrodo, kad laisvė ir tvarka nesiderina. Mokslas ir religija, tradicija ir pažanga, autoritetą ir laisvę ir taip toliau. Tas priešingybės krikščioniška pasaulėžiūra derina. Krikščioniška pasaulėžiūra iškelia žmogaus vertę. Jis sako, kad žmogus nėra nei gyvulys, nei mašinų ratelis, nei kompiuteris, nei Dievas, bet brolis ir artimas. Krikščioniškoje pasaulėžiūroje žmogaus centras yra Dievas. Pagal ją žmogus nėra nei savo tikslas, nei pasaulio centras. Mes ateitininkai, skelbdami visą atnaujinti Kristuje, esame krikščioniškos pasaulėžiūros žmonės. Mūsų krikščioniška pasaulėžiūra neneigia nei mokslo, nei pažangos, nei laimėjimų. Priešingai, jis skatina mus siekti tobulybės, siekti mokslo, atlikti savo paskirtį gyvenime sąžiningai. Nauji žinios, nauji išradimai kuria tobulesnį pasaulį, kuriame žmogus pajunta Dievo didybę ir žmogaus ribotumą. Mes esame visuomenės žmonės. Mūsų paskirtis yra kurti, dalinti su kitais žiniomis bei mokslo laimėjimais taip, kaip čia yra daroma šioje konferencijoje, ir aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime, kuriame mūsų sprendimai turi būti teisingi, etiški ir vertybiniai. Mūsų krikščioniška pasaulėžiūra mus skatina, kad mes gyvendami ir dirbdami šiame pasaulyje darytume sprendimus Kristaus mokslo šviesoje. Dėkoju Jums už dėmesį.